nusikaltėlių turime pakankamai, apie juos žinome, o niekas nepasodintas. Kai patekau jau į poziciją ir buvau išrinkta, taip, aš iš vienos žiniasklaidos grupės buvau gavusi per tarpininkus tokių reikalavimų sąrašėlį, kurie įsivaizdavo, kad man labai palaikė ir kad aš kažkam skolinga. Iš karto pasakau, kad perduodu linkėjimus. Kad niekada nieko nedarysiu, nevykdysiu, niekada nurodymų, nes niekam neskolinga. Kas tie oligarchai ir kaip jie konkrečiai trukdo Lietuvai? Šalies oligarchizacija reiškia susiliejimą verslo, žiniasklaidos ir politikos į vieną kamuolį, sprendžiant savo siaurus interesus, kurie netitinka nei valstybės raidos, nei jos piliečių interesų. Ar šiandien jūs pati turite aišku atsakymą, buvo kalėjimas CŽV Lietuvoje ar nebuvo? Aiškaus atsakymo neturiu. Tuo metu buvau Briuselyje, kai tai galėjo būti. Netiesioginių įtarimų turiu. Vakarai neabejoja tuo, kad tai galėjo būti. Lietuva, jeigu taip buvo, turi apsivalyti, приsimti ответственность и atsiprašyti и поreikšti, kad никогда то не бус. То есть вы всерьез напуганы существованием российской угрозы? Извините, пожалуйста. Что-то вам сегодня пообещали особенно? Конечно. А что? Каждый день обещают.